Visi Šiaulių banko kredito kortelės turėtojai draudžiami kelionių ir pirkinių draudimu. Šiaulių bankas. Visų bankas arčiau jūsų. Gerai, kad mėgstame tą patį. Laisvę, gryną orą ir skaniausią juodą duoną. Kartos keičiasi, ryšys išlieka. Visiems viena Agotos duona. Sveiki, bičiuliai, čia laikykitės ten pokalbiai su svečiu ir šiandien mano svečio krėsle įsitaisė mitologinis personažas, antikinės Graikijos jūrų dievas Poseidonas, kadangi būtent taip į Aurimą Valujavičių kreipėsi mūsų bendradraugas Paulius Mykolaitis, Poldamiko. Poseidoną tave vadina, ne? Kartais. Taip. Čia sena pravardė, ar jinai prilipo po Atlanto? Ja, čia viskas turbūt su Atlantu prasidėjo ir po Atlantu prasidėjo. Prieš tai nevadino Poseidonu. Kiek smarkiai išaugo susidomėjimas tuo, ką tu darai, tavo populiarumas būtent po Atlanto? Nes yra N kelionių ir N nuotykių, kurie buvo patirti anksčiau. Taip, šiaip prieš Atlantą buvo nemažai tų sekėjų ir tiek Facebook'e ir Instagram'e, o Atlantas tai turbūt daugiau mažiau 2x viską pakėlė. Ir jo, aš manau, gal ta nauja auditorija tie, kur visiškai nežinojo manęs, o kas seniau sekė, tai jo, visi daugiau mažiau palaiko. Tai aš žinau, kad šita kelionė bus didžiai žmonių įdomi, bet nemaniau, kad taip pavyks suburti, sujungti tautą ir taip kaip, nežinau, už Eurolygą ten ar olimpinės žaidynės sirgti kaip už auksą. Tai va ta emocija buvo Atlante. Tai iš to gal nesitikėjau. Bet kaip, Aurimai, kaip galima nesitikėti? Aš suprantu, kaip plauki Dunojum, viskas fainai, ne? Tai yra įdomus nuotykis, įdomus taip. Bet čia yra visi raktiniai žodžiai. Atlantas, Lietuva, Amerika, Lituanika savaime aišku. Taip, ir... Tai kaip čia buvo galima nesitikėti? Ta prasme, to gal tokio suvienimo tiesiog nesitikėjau. Kad seks, domėsis, ten komentuos, tai tas kaip ir, manau, buvo aišku ir nujaučiau, bet va to tokio ryšio, kad vienas kitą lietuviai palaikytų ir čia sakytų, Aurimas, čia dabar yra jo koordinatės, tai va gal to tiek nemaniau, kad taip sproks. Taip, nes iš tikrųjų ir medijose beveik kiekvieną dieną tai vieni, tai kiti, tai treti diskutavo, žiūrėjo, kaip tau sekasi. Taip. O dabar, kai jau yra šioks toks atstumas nuo šitos kelionės ir galima truputėlį jau nuslūgus emocijoms, taip objektyviau, blaiviau įvertinti tai, kas buvo padaryta. Aurimai, pavyzdžiui, tarkim, dabar galvoj, kur buvo pati sunkiausia kelionės dalis? Nes turbūt, kai plauki arba iš karto po plaukimo, gal net neatrodo, kad ten kažkas buvo labai, labai sudėtingo, nes yra tie tokie stiprus jausmai, o dabar kai susigulėjo viskas. Pasiruošimas labai sunkus. Pasiruošimas? Jo, nes tu visą laiką galvoji apie Atlantą, bet pasiruošti viską, ištestuoti, visokios registracijos. Tai labai ilgas kelias, kur dažnai žmonės, šitą dalyką jie tiesiog pasuoja ir nesiema, nes, irklavimas per vandenyną labai tough ir tokia netradicinė sporto šaka. Lietuvoje tai visiškai nišinė, bet sakykime, kokioje Anglijoje, tai turbūt per metus kokią 50-30 anglų perirkloja vandenyną. Jiems tai yra daugiau populiaru. Lietuvoje tai visiškai niša buvo, kur mūsų broliai tik Latvijai, Estai, Lenkai yra perirklavę vandenyną, o mes lietuviai buvom tokie to nepačiupinę. Ir kad tavo pradėtum gvildenti, tai pasiruošimas yra labai sunkus. Ir finansiškai, ir iš įrangos, ir iš žinių, nėra su kuom pasikonsultuoti. Tai tu tik konsultuoji su buriuotojais ir su irkluotojais. Tai tie žmonės, kur tau gali kažką patarti. O paskui jau, jeigu pasidarai tos gerus namų darbus, būtent šiandien Lietuvoje, prie kompiuterio, su žmonėm diskutuojant, skaitant, klausant, tu kai išeini į vandenyną, jau viskas, pasileidi tą stichiją ir bandai tiesiog susigyventi su to vandenynu. Aišku, pradžiai sunku būna, nes ir nepripratęs, ir bangos, viskas sūru, druska bėga nuo rankų, visas toksai, dar išsitaškęs visur erdvėj. Bet praeina savaitė, 2-3 ir tu jau žiūri, kad jau čia tavo namai tampa. Jau tu supranti, iš ten saulė kyla, ten nusileis. Bet klausyk, čia privalumas dar turbūt tame yra, kad skirtingai turbūt nuo kitų nuotykių, šito nelabai išeina mesti. Neišeina mesti ir labai svarbus, kaip ir sakau, pabrėžiu žingsnį prieš kelionę.
Nes jau kai išplauksi, jau nebėra atgal nieko. Ką pamiršai, tą pamiršai, ko nedadarėjai, nedadarysi. Tai o ką pamiršai ir ko nedadarėjai? Ar buvo tokių dalykų, kur vat, jau atplaukus galvoja, kitą kartą jau būčiau žinojęs, ar ne, arba galėčiau kažkam patarti? Gal kažkokios smulkmės, kaip kažkokio kamerų laikikliai, vienokie, kitokie, bet tai smulkmė. Pagrindiniai dalykai tokie ten kaip visokie gelintuvai, racijos ir visi kiti navigaciniai dalykai, viskas buvo paruošta, sutvarkyta, tas ištestuota Lietuvoje ir Latvijoje. Tai jo, nes ir Latvijoje buvo filmuota filmas. Tai manau, kad ne. Tikrai gerai namų darbus pasiruošiau, nes ir su Džesmina daug bendravau, kuri buvo valties savininkė, ir su prancūzu Nilsu, kuris irgi yra periklovęs vandenyną ir man visą informaciją davė kiekvieną dieną, kur kas kaip. Tai, ta prasme, stengiausi kuo geresnius namų darbus pasidaryti. Kada buvo, na, tokia, sakykime taip, šoko terapija? Kokie tai buvo įvykiai? Ar tai buvo audra vandenyne? Ar tai kažkas kito, kažkoks dingimas, kažkoks nukrypimas nuo plano? Taip, keli buvo šoko momentai, tai kai valtis vertėsi nuo bangos, pilnai neapsivertė, o tik tais 90 laipsnių visą pakrypo, tai pusė valties jau buvo vandenyje, aš vandenyje, daiktai irgi iškritę vandenyje, bangos 3,5 metro kala. Ir tu ten siubuojasi ir tada jau stengiasi, kad valtis atsiverstų vėl, susirink daiktus. Tai toks buvo pirmas šokas, pirmas vertimasis ir paskutinis, vieną užtaikiau. Ar tokiam dalykam galima pasiruošti? Nes ruošiantis, aš galvoju, ir plaukiant per Atlantą, kuris tikrai nėra pats ramiausias vandens telkinys, na, turbūt yra minčių, kad gali verstis. Ir... Taip, be abejo. Pirmas savininkas valties, jisai nustojo skaičiuoti po 30 vertimus, kiek vertėsi per vandenyną. Ir jisai turi iki pat dabar pasaulio rekordą nuo Kanarų iki Karibų per 31 dieną. Tai buvo žiaurus vėjas visą kelionę, didelis greitis, bet tuo pačiu ir pavojingos bangos ir daug vertimus. Aš vieną kartą verčiausi. Bet ar pasiruoštam galima? Turbūt ne. Tiesiog jeigu turi pirmus keletą vertimus, jau pripranti ir tu pradedi skaityti bangas. Tu jau atsikėlęs ryte matai, kokia banga, koks jos daugiau mažiau aukštis, ar jinai bus pavojinga ar ne. Tai to jau būna aišku, ar bus pavojinga diena, ar gali savo ramiai irkluoti ir tiesiog klausyti muzikėlės. Bet ir per tas didelės bangas aš muzikos klausydavau. Tai kaip ir didelės bangos nėra blogai, bet reikia labiau techniškiau irkluoti. Turi prie jų prisitaikyti. Tai čia tas... Tu neįveiki tų bangų, tu tiesiog susitapatini ir su jom prisitaikai. Negali ten savo ritmų laikyti to kurso ir eiti tiesiai. Nes tada tikrai vartysies, sulaužys irklus, sugadins įrangą. Nes kad tu vartaisi, tai taip, kaip ir viskas sandaru, bet viduje daiktai tai skraido. Tai ten viskas gali visai įsidaužyti. Aš kalbėjausi su profesionaliais buriuotojais ir irgi tokia tema, kad... Na, didelis į tave ateinantis vandens kalnas, jis kelia tokią pagarbę baimę. Taip, ypatingai, tarkim, jeigu ten žiūri kokius nors dokumentinius filmus apie laivus, kurie pateko, nu, ne meninius filmus, taip, ten pasakos. Bet ir aš kalbėjau, sakau, o jums vis dar yra ten žmogus 20 metų buriuojantis. Sako, žinok, mes pripratę, bet vis dar yra ta toksai... Su pagarba žiūri. Taip, supranti, kad čia yra, Poseidono, sakykim taip, kažkokia dievybė. Tau buvo tas pats? Ne? Visiškai tas pats ir tu matai tas bangos atrėda. Jeigu nėra svelos, sakykime, to lūžio, tai kaip ir geriau, jeigu yra svelos, tai jau tu ten atsargiau, nes būna taip greitai pagauni, tu jau esi ant bangos viršūnės, jinai lūžta, visas denis pilnas vandens, 10 mazgų varai. Tai būdavo ir tokių momentų, ir tu jauti tokią ir pagarbą, ir baimę tuo pačiu metu, ir mėgaujasi. Tokia labai įvairūs jausmai, bet geras. Pasiilgstu aš to labai. Pasilgsti. Jo, dabar kaip tik vyksta varžybos, nes kiekvienais metais gruodžio 12 startuoja irklinės valtis iš Karibų, iš Kanarų į Karibus. Tai va dabar... Tai čia tas, kur savininkas rekordą pagerino. Jo. Atlantic Whisky Challenge, tai vadinasi, ir jie daugiau mažiau irkluoja apie 2 mėnesius. Tai va dabar galima per appsą tiesiog sekti kiekvieną valtį. Šiemet startavo 39 valtys, atrodo. Ir žiūri, kaip kam sekas. Tai va to aš
pasilgstu O to kodėl vandenyno. nestartavo Aurimas Valujavičius? Man nepatiko varžybų idėja, kad tu pradedi nuo salų ir pabaigi salose. Aha. Vadinasi, yra Atlanto vandenyno gabaliukas, kurio tu neperirklavai. Taip. Tiek pradžioje, tiek pabaigoje. Tai todėl aš ir norėjau nuo žemyno iki žemyno, kas tuo metu buvo padaryta tik tais 2 žmonių pasaulyje. Tai aš tapau 3. Tai man va šitą idėją žavėjo, kad aš noriu pilnai visą vandenyną, kad čia toks savo širdie pasakyčiau, ček žalės, Taip. kad aš tą padariau. O nuo salų iki salų, nu toksai biškiai. Nu, čia labiau, kad lenktynės tada. Labiau lenktynės. Tada atsiranda. Taip, taip. Daugiau azarto gal Tai va aš to nenorėjau, aš norėjau tiesiog pilną Atlantą. Ar netinkamas bus, netinkama žodžių konstrukcija, bet nu, mes turim tokį posakį lipti sienomis, kai jau nebežinai, ką daryti. Ar ten niekur nepalipsi, bet ar plaukiant... Nenučiuožė stogas? Jo, principė taip. Ar dėl to, kad, nežinau, per mažai buvo ką veikti, išsigalvojo visos mintys ir panašiai. Tikrai buvo tokių momentų, kai tu irkluoji, žiūri tą denį ir galvoji, apie ką galvoti. Toksai. Ir tiesiog pradedi nuo smulkmeniausių dalykų, ten kamštukas, degiklis. O, va, tą degiklį Dunoje naudojau, jo buvo geras, tiek naudojau kartų, neblogai, neblogai. Dabar čia Atlantė sudėtingiau, daugiau vėjo, viskas užpučia. Nu, nuo smulkmenų iki visiškai ten atmosferinių dalykų. Tai jo, tu paleidi tas savo mintis ir tas labai geras dalykas, nes mes čianais užsisukam rate, susitikimai, šeima, draugai ir mes pamirštame tiesiog, kad galime pamastyti apie kitus dalykus, bet tiesiog mes šiandien neturim laiko, o tokia esi vandeninė, turi visą pasaulio laiką. Tai va tas žavi labai ir tu toksai išsilaisvini, tai aišku, reikia priprasti. Ir manau, gal ne kiekvienam žmogui tas ir tiktų, nes, nu, turi būti savo pats geras draugas, kad su savim pasišnekėtų. Tai jo, bet ir skambučiai pagelbėdavo. Aš turėjau palidovinį internetą, tai suskambdavau su draugais, kartais su šeimyna, bet labai retai su šeimyna. Baudą sumokėdavai kai kada, kiek skaičiau. Jo, teko ir baudą sumokėti, buvo atkeliavusi iš seniau, tai prisijungiau viską ir apmokėjau. Tai tas ryšys su žeme, taip, jisai palengvina, be abejo palengvina, nes irgi būna klausimas, o jeigu neturėtum interneto, tik tais muzika. Nu, sakau, būtų truputį sunkiau, reikėtų priprasti, bet va tie skambučiai draugams, tai jo, tie pakelia biškį nuotaiką. O grįžus ant tvirtos žemės arba grįžus į Lietuvą po tokio laikotarpio buvimo su savim, labai sunku buvo aklimatizuotis į tą, vat, kurį pats paminėjai, į tą ritmą, nes visi tuo metu David turėjo draskyti ir draskė, mes matėm į smulkius gabalėlius. Interviu, susitikimai, turbūt interviu ir panašiai. Aš atsimenu, nuėjau miegoti viešbutį, atsiguliau ir galvau, gal sups mane ar dar kažkas, vis tiek 4 mėnesiai vandenyne, visą laiką judesį ir dabar atsiguliau į jau stacionarią lovą, bet nieko apie žadintuvo, atsikėliau 6 ryto ir back to work prie Gmailo ir panašiai. Tai labai lengvai ir greitai įsiliejau į tas visus intervus, bet jo, pavargau nuo to, ta prasme... 73 kartą sakyti tą patį, ar ne? Dabar turbūt 74 kartas. Taip. Bet, nu, aš suprantu, susidomėjimas didelis. Auditorijos kitos visą laiką. Auditorijos kitos ir aš tą suprantu, tai, bet jau praėjo gal 3-4 mėnesiai, atsimenu, po starto, jau grįžimo į Lietuvą, tai jau sakiau viskas, stop, visus intervus jau katinau, atšaukinėjau, sakau viskas. Turiu aš skirti savo laiko, savo darbams, savo projektams, nes sveikata labai kenčia irgi. Tai principė, aš per vasarą laiko 20 000 kilometrų suvažinėjau su savo automobiliu, tik Lietuvoje. Tai man pranešimai Šiauliai, Kaunas, Panevėžys, vėl Šiauliai, vėl Vilnius. Ir valgai degalinėse, miegi po 4 valandas ir toksai, apie ką čia eina kalba. Ir tada jo, reikėjo biškį stabdyti arklius, kad, nu, viskas, turiu grįžti prie to, kas aš esu keliautojas ir aš turiu dėliotis naujus planus. Nu, keliautojas keliavai po Lietuvą non-stop. Jo, tai aš manau, duoklė visai normaliai atiduota ir... Kryžkalnio Circle K turbūt labai gerai pažįstama buvo. Taip. Nu, čia turbūt tos kelionės dalis,
kaip aš ir sakau, stiprus metai. Neišvengiamai. Jie tas toksai kaip kometos uodega. Turi būti, kai kažką sukūrė, ar kelionė, ar knyga, ar dar kažkas. Na taip yra, tu turi dirbti su auditorija. Taip. Jeigu mes pasižiūrėtume, Aurimai, šiek tiek atgal į ankstesnės kelionės, pavyzdžiui, ir jeigu pabandyt prisiminti, vis dėlto, kaip suprantu, čia prieš kokius 8 metus buvo pirmoji kelionė dviračiu į Norvegiją. Taip. Po to aš suprantu, kad kitos, kaip paragauju, negali sustoti, atsiranda naujos idėjos, naujos mintis, bet kaip pati pirma užuomazga, ar kažkas pastumėjo, ar pačiam iššūkis kažkoks kilo, ar kažkur Norvegijoje atėjo mintis, kaip tas susigeneravo? Aš tada jau buvau metęs karate, nes aš 11 metų sportavau karate ir tuo metu ir studijavau architektūrą ir norėjau tokio kažkokio iššūkio ir gal tas pastumėjo, kad aš gavau panaudotą dviratį dovanų, visai neblogą ir aš taip savo sakau, blemba, gal reikia kažkokį tokį iššūkį ir savo geram draugui parašiau, sakau, aš atvažiuoju pas tave į Norvegiją su dviračiu rugpjūčio mėnesį. Sako, gerai, pasitiksiu. Tai ką, važiuok, taip? Pasitiksiu. Ir aš neturiu nei išmanaus telefono. Buvo mygtukinis. 8 metai, taip. Aš ir universitetą pabaigiau su mygtukiniu. Aš tik 18 metais nusipirkau išmanųjį. Ir tai dėl to, kad droną reikėjo, dronui valdyti. Tai aš su mygtukiniu telefonu, su papiriniais žemėlapiais nusipirkau Lietuvos, Švedijos ir Norvegijos papirinius žemėlapius, pasižiūrėjau maršrutėlį, tada per Google Mapsus atsispausdinau savo kiekvienos dienos maršrutą ant popieriaus. Viskas susidėjau į papkutę, biškį daiktų, palapinę, miegmaišis ir išlėkiau. Ir viskas sklandžiai pavyko. Gal kas buvo labai fainai, kai tu keliauji be išmanaus telefono į užsienį, tarkim dviračių, tau tenka labai daug su vietiniais bendrauti. Tu paklausi kelio, kaip tas, kur čia nusukti. Ir tu labai daug komunikuoji su vietiniais. Tai tas toksai iš pažinimo kultūros labai geras metodas, tiesiog neimti išmanaus telefono. Ir viskas sklandžiai pavyko, per 9 dienas nuvažiavau, pailsėjau, per 10 dienų grįžau, iš karto prasidėjo 3 kursas architektūros ir tada kitą vasarą galvoju, kažkur kitur. Ir tas tiesiog tas challenge'as, tas iššūkis, kad tu pats gali savo kojom ant dviračio sėsti ir numinti į kitą valstybę, man buvo wow. Tai realu, tai įmanoma. Ir taip užsikabinau. Gerai, aš turiu paklausti, nes aš dabar matau grafikėlį kelionių. 15, 16, 17, 18 2 kartai, 19, 20, na tada aš suprantu, kad truputėlį reikėjo pristabdyti, nes čia buvo COVID-as, tada 22, 22. O tai... Ne, per visą COVID keliavau. Dunojus, nes aš... Ai, teisingai, Dunojus per COVID dar buvo. Jo, teisingai. Dunojus, Čilė, Jūgo, Indonezija. Visi per COVID-ą. Gerai, aš turiu paklausti, Aurimai, o tu esi dirbęs ką nors? Taip, dirbau. Paskutinis darbas buvo būtent 18 metais. Pats paskutinis, tai reikėjo tiesiog prie stalažų dirbdavom, po Lietuvą važinėdavom ir sandėliuose keisdavom stalažų kojas. Tas tiesiog kaip ir fizinis darbas, su komandiruotėm ir tiesiog taupiausi pinigus. Aš jau sakiau, tik padirbau vasarą, 3 mėnesius, išėjau iš darbo ir išskridau į Balį. Ir Balis buvo ta kelionė, kur, sakau, bandysiu kurti daug turinio, kas antrą dieną keldavau YouTube'ą ir maniau, kad tai bus gal tokia lengva bomba pralaužti ant savo YouTube'ą, bet to neįvyko. To neįvyko. 18 metai. Taip. Tada grįžau. Anksti dar buvo, nes tuo metu aš galvoju, 16 mes pabaigoje startavom, buvom faktiškai pirmieji, kurie pradėjo susirinkinėti iš to pajamas. Ir dar buvo kurį laiką lėtas įsibėgėjimas. Jo, aš tada 500 prenumeratorių turėjau ir tada po to Balį iš karto po mėnesio praplaukiau Nemuną. Mane senelis nuvežė Baltarusiją, dabar jau tas nepavyktų. Sunkiai dabar. Sunkiai, jo, nuvežė su baidarį, įsėdau, visą Nemuną perirklavau per 25 dienas ir tada pradėjau dėliotis tą savo didžiąją Skandinavijos kelionę, kur jau buvo toksai stipresnis lūžis, kur jau nuo 1000 prenumeratorių paauginau beveik iki 9000. Ir tada Dunojus jau buvo jau stiprus šuolis į priekį. Tai va taip viskas po truputį, tiesiog tiki savo idėją, keliauju, kuri turinį, bandai rašyti įmonėm, ieškoti rėmėjų, su žiniasklaida stengiasi bendrauti.
ilgas labai kelias. Taip, ir labai ilgas. kantrybės reikalaujantis. Kantrybės ir tikėjimo ir savimi, kad ir to noro, kad tu darytum. Kad tu tai darai ne dėl kažkokių finansinių ten lūkesčių, bet kad tau tai yra fainai. Dabar biški yra gal apsivertę visas tas YouTube'as, dabar visi daro tik tais, jeigu gauna rėmėjai ir partnerių ir niekas nebedaro už dyką YouTube'o turinio. Tai aš dariau 4 metus be visiškai income iš savo santaupų ir tiesiog iš idėjos ir noro ir aistros. Ir viskas patys ateina tada jau įmonės ir jie mato, jie nori tą patinti su tavimi. Tai tas labai fainai. Tu jau pats tampi brandu. Tampi brandu, bet mes prieš laidą šiek tiek kalbėjom, bet tu vis dar esi pats savo. Tai yra, tu neturi agentūros, tu neturi vadybos, tu neturi... Kodėl? Nes brandas yra sukurtas, nuotykiai yra patirti, rezultatas yra, žinomumas yra. Dabar yra tas metas, kai reikia stiprinti, auginti ir tai geriausiai daro tie žmonės, kurie supranta, ką jie daro. O tau reikia keliauti. Bet tu sakai, nenoriu. Man reikia keliauti, bet jie tiek užpildys mano grafiką, kad aš turėsiu būti ten. Taip bus. Ir aš to nenoriu. Ir aš pats pasirenku, kiek man reikia būti ten. Ir aš esu pats vienas fizinis asmuo ir aš nepersiplėšiu, 2 vietose nepabūsiu. Tai aš nemanau, kad vadybininkas padarys daugiau kažką, negu aš pats galiu ir jisai mano grafiko nesuseks. Kartais mano grafikas pusdienio valandų bėgė pasikeičia. Jis to nežinos, aš sakysiu, sorry, aš ten negaliu važiuoti. Tai ir šiaip gal aš vadovaujuosi to, kad ko nespėjau, vadinasi, tas ne taip ir svarbu buvo. Ko neprivalgiai, neprilaižysi, kaip sako. Taip, tiesiog važiuoju savo arkliuku, aš žinau savo arkliuką ir kiek kelyje pasitaiko man progų galimybių, aš jas tiek ir išnaudoju. Stengtis visą apriepti auditoriją ir visiems įtikti ir viską dar labiau užauginti, aš manau, čia tiesiog laiko klausimas ir aš galiu tą pats daryti. Kitas dalykas, mano kelionės sudėtingos iš tos pusės, kad aš pats filmuoju, pats montuoju, pats keliu YouTube'ą. Nesvarbu, ar tai būtų Afrika, ar tai Indonezija, ar Zelandija, ar Atlantas. Ir tu kiekvieną dieną turi daug medžiagos, kurią turėtum išsiųsti kažkam montuotojui. Ir tas, principė, tampa nebeįmanoma kiekvieną dieną tą daryti. Nes aš esu daily vlogeris, kai aš keliauju. Tai pas mane per mėnesį ir išeina 31 vlogas. Taip, šiuo atveju tai tik tai pats gali tą daryti, nes neišaiškinsi, nepersiusi, pats nufilmavai, žinai, net resursų net nėra tokių. Mes Lietuvoje turim greitą internetą, bet ten kažkur jau užsienį 20-30 gigabaitų išsiųsti tą pačią dieną, kiekvieną dieną jau gaunasi. Tu tik dėl to dirbi. O aš noriu keliauti. Tai man tas vloginimas ir tas pamontavimas kiekvieną dieną toksai kaip terapija. Ar žinai, kiek pasaulinių hitų sukūrė Nordcurrent? Kurkime ir aukime drauge. Tele2 5G namų internetas. Greičiau, pigiau ir visai labiau. Tele2 5G namų internetas pirmus metus net 50% pigiau, o 5G modemas tik 5 eurai mėnesiui. Dabar, jeigu mes nuimtume pirmą ir paskutinę kelionę, pirma, dėl to, kad jinai buvo pirma, aišku, labai įspūdinga, Atlantas savaime aišku, kuri iš per vidurį buvusių kelionių paliko tokį giliausią įspūdį dėl tau pačiam svarbių priežasčių? Aš manau, labai kelionė lemia jos trukmė. Kuo ilgesnė kelionė, tuo daugiau būna nuosmukių ir pakilimų. Automatiškai daugiau gaunas atsiminių apie tą kelionę. Tai Skandinavija buvo mano ilgiausia kelionė, 200 dienų. Tai jinai tokia turi vietą mano širdeliai. Ir antra gal Dunojus. Ir labai sunku išskirti, nes vienas yra dviratis, kita yra vanduo ir baidarė. Ir skirtingos transporto priemonės, skirtingos emocijos ir kuris labiau man sunku išskirti, bet kažkas va tarp jų. Arba Skandinavijos kelionė dviračių, arba Dunojus su baidarė. Bet Aurimai, kai yra 200 dienų, tai ar įmanoma pasiruošti? Ar čia jau tu turi pripažinti, kad bus labai daug improvizacijos? Nes aš neįsivaizduoju, kaip galima suplanuoti 6,5 mėnesių kelionę. Ne, aš nieko neplanuoju. Okay. Aš turiu maršrutą, aš turiu susidėliojęs lankytinus taškus, ką noriu aplankyti. Ir viskas, važiuoju. O kas kelyje pasitaiko, visiškai, tu gyveni ant dviračių, gyveni palapiniai.
Skamba labai romantiškai, skamba labai įdomiai, bet, žinai, yra ir tamsioji pusė turbūt šitų visų dalykų. Pavyzdžiui, man yra tekę bendrauti, pas mus buvo užsukęs, vakarieniavo, pernakvojo toks indas, kuris keliauja aplink pasaulį, nori aplankyti visas pasaulio šalis su dviračiu. Taip. Tai ir po to aš įsekiau, aišku, tai ten, jį ten ir apvaginėjo non-stop. Aš nežinau, gal dėl to jis labai toks atrodė patiklus ir labai... Taip. Bet natūralu, kad kai tu esi pakankamai pažeidžiamas, kai tu keliauji dviračiu, kai tu neturi palydos ir panašiai, tau yra tekę susidurti su kriminaliniais elementais. Ne? Ne. Aš suprantu Skandinavijoje, kad ne, bet... Ne, niekur. Ir... Tai čia tuk, žinai, į medį, ne? Nu taip. Aš manau, šiaip gal reikia būti truputį, ypač kelionėse, aštresnio proto, stebėti situaciją, kur tu kokio esi vietoje, kuriuo metų laiku ir kurios dienos laiku. Ir tiesiog žiūrėt, kaip žmogus tavim bendrauja. Ir aš visą laiką stengiuosi irgi su žmonėm pozityviai bendrauti. Jeigu yra kažkokia situacija, visą laiką stengiuosi tos situacijos neblogint, o ieškoti sprendimų. Ir šiaip, kai žmogus mato, kad tu ten dviračiu vargsti, jo pirmas noras yra tau padėti, nupirkti, atsigert, pavaišinti ir dažniausiai va tokios patirtis pas mane ateina. Ne tai, kad ten kažką iš mano tašės ištraukti ir nėra buvę. Gal ten buvo Indonezijoje, vienas vietinis rodė į mano peilį, kuris buvo ant tašės ir jis taip tiesiog. Kad jau duok man, norėtų to peilio. Duok man, jis nebrangus, 2-3 eurą kainuoja, sakau, nusipirk. Tai jo, bet jie šiaip pratė iš baltųjų žmonių visko prašyti, tai tas norma kaip yra, bet tiesiog labiau prižiūri tas savo daiktus, nepalieki kameros ten ant stalo ir jo, tiesiog nebūti tokiu labai naiviu kelionėse. Bet kad taip, va, kaip sakot, juodoji pusė, tai ne, aš gal iš tos pusės žiūrėjau. Gal, arba, sakau, tas, nes... ten tikrai tam žmogui sunkiai sekėsi. Jis ir kalėjime sėdėjęs, areštinėse. Dviratį gal 4 kartus pavogė buvo. Gal aš irgi buvau netoli to, buvau gal netoli deportacijos, kai su baidarė įlipau, jau išsilaipinau Rumunijos pakrantėje, bet buvau prisiregistravęs Serbijoje. Ir aš Rumunijoje nebegaliu išlipti. Galvoju, laukai, kas ten mane pamatys. Pernakvosiu vieną naktį ir toliau plaukiu. Ir ant tų žodžių atvažiuoja policija, prasideda ten kalbos, čia negalima, žodžių pareiškimai, važiuojam su mumis ir panašiai. Ir tie patys policininkai mane ištraukė. Nes jie realiai lengvai mane galėjo deportuoti ir siųsti atgal į Lietuvą. Bet jie, suprato situaciją ir padarė taip, kad nuvežė, perregistravo mane, bet ten buvo daug reikalų. 5 valandų ten išsprogo. Naktį grįžau prie palapinės. Bet aš mačiau, kad aš jau bėdoje esu. Ir aš visą laiką stengiausi gerai, ką galim daryti, kad visą laiką pozityviai, jokio negatyvumo, ypatingai su jau valstybės tarnautojais, kad tu jau ir taip svetimšalis, tu supranti, kad tu jau esi jau maksimaliai turi spręsti problemą. Tai va, aš visą laiką linkęs, jeigu yra problemos, tai pozityviai. Tokiose šalyse kaip Rumunija ir kitas, man atrodo, su pareigūnais yra būdas, kaip greitai galima išspręsti problemas. Nesibandęs tokio? Ne, aš kažkaip nemėgstu to ir stengiuosi politiškai korektiškai tiesiog bendrauti ir žiūrėti, kas prie situaciją. Aš nevengiu baudą susimokėti, sakau, jeigu reikia baudą mokėti ir išrašyti, tą ir darykit. Tiesiog sutvarkom situaciją, kad aš ramiai galėčiau toliau keliauti. Žodžiu, nusivylė kai kurie pareigūnai. Turbūt taip. Turėtų labai nusivilti. Turbūt taip. Nors yra klausė irgi pareigūną, kiek turi $. Sakau, 100, o jų buvo 5. Turbūt neapsimokėjo, tai jie biurokratiniu keliu patys. Pagal, kad po 20 čia... Neprasidės. Aurimai, ką galvoja apie šitą tavo pasirinktą gyvenimo būdą tavo artimiausi žmonės? Turbūt tėvai pradžiagi tikėjosi, kad sūnus bus architektas, projektuos didelius pastatus, bus galima parodyti. Va, šitą bus dalis filme atsakyta. Bet aš manau, labiau šeimos yra susitaikymas.
Nu, Nes yra nepalaikymas, yra palaikymas ir yra susitaikymas. Tai aš manau, mano šeima yra tam susitaikym. Tiek seneliai, tiek tėvai yra tam susitaikymo stadijai. Bet jie pereina per tas stadijas. Nėra taip, kad, tarkim, ten, nežinau, kažkas iš šeimos labai palaiko, kažkas jau susitaikė, kažkas taip... Ne, palaikymo aš beveik niekada daugiau mažiau nejutau. O, prašau. Gal į senelio truputį daugiau, bet taip, kad varyk čia kur kas, ne. Okay. Nėra. Nėra, kad ir sakytų nevažiuok, to irgi taip nėra. Nu tiesiog, gerai, daryk. Tavo gyvenimas ant... Jo, tai aš tuo gal ir džiaugiuosi, kad nėra tos negatyvios pusės iš šeimos, kad man trukdytų mano kelyje, nes aš labai žmonės eliminuoju, kurie man gyvenime trukdo. Nu tiesiog, ką man nervus gadins su tai žmonėmis. Tai, bet draugai turbūt gal labiausiai palaiko, ypatingai pradžioje. O šiaip kažkaip, kai tiki savo idėją ir tą kelionę ir tai tavo aistra būna, tai jau visa kitų nuomonė lieka nuošaly. Ir šiaip aš gal su metais atsifiltravau tą tokią mintį ir idėją, kad turi klausyti tų žmonių, kurie yra savo srities specialistai. Taip. Tai jeigu tu ruošiesi vandenyną, tai tu ir bendrauji su žmonėm, kurie perklavo vandenyną, kurie buriavo vandenyną arba kurie šiaip treniruojasi irklavimą. O visų kitų žmonių nuomonė, tai yra tik dar teorija viena, kuri tau gali trukdyti gyvenime. Tai aš tą taip su laiku išsifiltravau, kad turi tam tikrai specifiniai dalį, turi klausyti tam tikrų žmonių. Tai šeimos tai jo, toksai labiau susitaikymas, bet kaip ir viskas gerai. Jie mato, kad man patinka, kad aš ant to važiuoju ir gyvenu savo tokį gyvenimą ir, toksai, toks gyvenimas. Gyvenimas paprastai turi dar vieną labai svarbų elementą, tai yra antroji pusė. Šiuo atveju aš įsivaizduoju, kad jos arba negalėtų būti, arba tai turėtų būti žmogus, kuris kartu su tavim keliautų. Bet ar tai yra įmanoma? Aš nenorėčiau, kad... Nenorėtum? Ne. Okay, man kodėl? Kelionė yra iššūkis, kai tu visas atsakomybės pasiemi ant savo pečių. Aha. Tai jeigu tu jau atsakomybės daliniesi su savo antrą pusę, man nebėra iššūkio. Ir man kelionė tampa atostogos. Nesvarbu. Gera filosofija. Tai aš suprantu logiką, jo. Ir aš noriu visą atsakomybę ant savęs priimti ir visas nesėkmės pats su jom susitvarkyti ir tai džiaugsmus pats pasidžiaugti. Ir jau kai esi komandoje, nesvarbu, antra pusė, draugai, jeigu tu tokią kelionę leidės, jau yra atostogos. Per lengva. Tiesiog per lengva. Nes tu gali išskaidyti, tu padaryk tą ir mes kartu įveiksim kažkokią problemą. Taip. Ir man tai nebėra įdomu. Aš turiu vienas tą padaryti. Tai aš net nenorėčiau su savo antrą pusę keliauti. Okay. Ir tas dalykas, kitas dalykas, aš nenoriu, kad manęs kažkas lauktų namuose. Tai toksai gaunasi nei tas variantas, nei tas variantas. Nes jeigu lauks namuose, aš turbūt ilgėsiuosi to žmogaus ir tu nebebūsi pilnai fokusė kelionės, o būsi fokusė Lietuvoje, kur tavęs laukia žmogus. Tai aš to nenoriu jausmo. Ir šiaip aš nepasilgstu žmonių. Aš tėvus pradedu ilgėtis po kokių 4 mėnesių tik tais. Va čia yra ekstremaliausias dalykas, kurį aš dabar iš tavęs išgirdau, iš tikrųjų. Kad reikia tau pačiam vienam tą viską daryti. Jo, aš visą laiką buvau individualistas ir mane tas taip veža. Ir kai tu pats su problemų susitvarkai, tu gali savo pasakyti, taip, aš tą padariau. Faktas, aš konsultuojuosi, klausiu, tie patys sekėjai, būna tikrai problemų kelionėse, kažkas sulūžo, sugedo, dingo ryšys, ką kaip daryti ir sekėjai tie patys labai daug pagelbėja ir priglaudžia tose valstybėse ir informacijos duoda, tai turbūt apie tai ir yra socialiniai tinklai, apie komunikavimą. Tu duodi, jie tau duoda. Bet vis tiek tą kelionę aš leidžiuosi vienas, tai man tas labiausiai ir žavi. Geras. Ką tik naują kelionę pristatėjai ir šalis pasirinkta, kuri daugam yra svajonių apskritai, turbūt šalis... Aš manau, lietuviam Amerika arba Zelandija. Amerika, man šiandien, kad yra daug lengviau pasiekiama. Dabar taip, gal anksčiau tas buvo labiau. O Zelandija yra rimtas iššūkis tiek visa logistika yra gerokai sudėtingesnė. Iš tikrųjų, tai į New Yorką tu gali sėsti ir tu, arba Los Andželę, ir tu ryte išskristi iš Vilniaus, tu po pietų būsi jau prie Empire State Buildingo. Tai jo, Zelandija, manau, kad daugam yra labai ta tokia terra incognita. Ir dėl to turbūt ir rinkaisi, ar ne, kad tai... Čia jau nuo 18 metų aš jau pradėjau dėlioti dar seniau negu Atlantą. Ir
mano draugas ten gyvena ir tiesiog pirminė mintis buvo nuskristi į Zelandiją, padirbti, pasitaupyti pinigų ir tada truputį pakeliauti su dviračiu. Ir jau taip metam bėgant, kelionėm einant, supratau, kad man neapsimoka ten dirbti, man tiesiog reikia nuskristi ir pakeliauti. Ir dirbti keliaujant savo darbą. Taip, daryti tai, ką aš moku daryti. Ir tiesiog taip dėliojosi, COVID'as buvo, ten vėl viskas sustojo, tada Atlanto projektas ir aš jau sakiau, po Atlanto Zelandija laukia, tai viskas buvo iš anksto planuota, tai dabar ir maršrutas paruoštas, principė ir daiktai sudėlioti, viskas ready. Tai tik tai po naujų metų belieka bilietus nusipirkti ir bet dar prieš Zelandiją į Ameriką išlėkiu mėnesių parodyti bendruomenėms filmą. Tai jau nebeapsimoka grįžinėti tada teoriškai, nes iš Amerikos yra paprasčiau pasiekti Naują Zelandiją negu iš Lietuvos. Žiūrint, kurios pakrantės. Teoriškai jo, bet vis tiek grįšiu, nes visi daiktai ir dviratis Lietuvoje. Okay. Nu jo, čia būtų per daug sudėtinga. Jo, ir aš jau su dviračiu, su daiktais, jau tada kovo pradžioje leidžiuosi į Zelandiją ir ten netoli pusės metų užtruksiu. Koks yra planas? Aš kaip suprantu, Zelandija nėra pati didžiausia pagal... Jo, man truputį apmaudu, nes gaunas tik apie 8000 km. Tik apie 8000 km. Man nėra daug. Jeigu paskaičiavus per 5 mėnesius, tai ką mes čia turim? Čia turim 1,6 per mėnesį, tai jo, tai čia nėra daug. Gaunas išilgs tą kelionę dėl to, kad bus visai nemažai tokių haikų, ugnikalnių, kalnų, paplaukėjimų, tai tokių logistinių nukrypimų nuo dviračio, kur bus irgi vaizdų ir fainai, tai neišeis kiekvieną dieną ten turbūt man kapo dviračio. Aš galiu taip daryti, bet nematau prasmės, nes įdomi valstybė, įdomus kraštovaizdis, kultūra ir vaizdai pasakiški, tai norisi nespausti tenais po 150 km per dieną, o ten užteks po 80 km per dieną ir tiesiog ištyrinėti visą abi salas. Tai susidėliau, perskaičiau krūvą forumų, straipsnių, kas lankytina, viskas susižymėjau. Viskas lankytina. Ten yra turbūt lengviau rasti nelankytiną nuobodžią vietą, negu kad lankytina, ne? Ir tiesiog noris nepravažiuoti keliu ir pasakyti apvažiavau ir paskui man rašys vietiniai, o ten buvai ir tu sakysi, ne. Tai tiesiog nenoriu prašauti progos ir noriu viską taip ištyrinėti. Ir manau, tas turinys lietuviam bus įdomus, nes daug kas domisi, daug kam irgi, kaip sakot, svajonių šalis, tai bus tokia kaip ir dokumentika kiekvieną dieną. Ir kas yra įdomu, nes tai yra labai skirtingas. Tu ten matysi ir kalnus, ir fjordus, ir ten kas ten dar. Dykuma yra džiunglės, ledynai, vandenynai, lava, žodžiu. Jo, tai todėl ten ir daug filmų filmuojama, nes gali kiekvieną kraštovaizdį savo pasirinkti pagal sceną. Ir jo, aš sakyčiau, gal čia bus toksai miksas Skandinavijos ir Čilės. Ten esu keliavęs, tai va čia toksai bum. Ir dar labai patogu, kadangi ten yra anglų kolonija, tai visi šneka angliškai. Tai iš karto komunikacija atsiveria, nes kai Indonezijai keliavau, tai tenais ten reikėjo va taip pirštais rodyti, kokį meniu nori nusipirkti, nes ten su Google Translatoriu ne visą laiką pavyksta, tai sudėtinga dėl kalbos. O ten bus tikrai paprasta iš tos pusės. Zelandija yra tas momentas, kad tai yra viena brangiausių valstybių. Ir nepaisant to, kad gyvenimas bus labai ekonomiškas, aš taip suprantu, su nuliu išlaidų. Nebus taip. Nebus. Su mažom išlaidom. Aš manau, koks bus 1000 per mėnesį. Gal truputį daugiau priklausys nuo tų lankytinų vietų, muziejų ir panašiai. Man panašiai gavosi taip Norvegija. Kai aš keliavau tos 6 mėnesius per pusę Europos, tai man toks vidurkis išėjo apie 1000 eurų mėnesiui, gyvenant kiekvieną naktį palapiniai ir principė jo lankant tas lankytinas vietas ir valgant maistą iš parduotuvių ir kartais kavinę kokią. Tai aš manau, gal panašiai ir Zelandija bus. Okay. Ar yra tas taškas Zelandijoje arba vieta, kur va, čia numeris 1, kur bus jau labai noriu nuvažiuoti? Būtent Kuko kalnas, kuris yra pats aukščiausias ir ten... Lipsi? Jo, jeigu tik gidai ves, nes tai bus truputį niša, kadangi ne vienas lipsiu, o dažniausiai visur lipu vienas, bet ten reikia ir įrangos ir reikia praeiti ledynus, o per ledynus eiti vienam tai biški savižudiška. Tai ieškau dabar, žiūriu, kad yra tų agentūrų su gidais, kopia 6-5 dienos. Ir tiesiog pasidomėsiu ar tuo laikotarpiu, nes jau bus
rudens vidurys, ar eina tos žygius. Jeigu net, nu, tai ne. Bet manau, jo, man toksai biškis svarbesnis Kuko kalnas. Ir šiaip yra ugnikalnių, tai ir juos sukopti. Bet ten jau galėsiu vienas. Gerai, grįžkim prie artimesnio dalyko. Iki išvažiuojant į Zelandiją debiutuos tavo paties filmas Irklais per Atlantą. Taip. Apskritai mes geri metai, sakykime taip, kelionių sporto dokumentikai, filmai keliauja į didžiosius ekranus. Neįprastas dalykas, paprastai ten, nežinau, per televiziją rodydavo jūs. Mintis atėjo prieš kelionę, per kelionę, kad reikia filmų, ar dar gerokai anksčiau iki Atlanto? Kai man taip gimė Atlanto kelionė ir principė per valandą laiko gimė, kad turi būti ir filmas. Tai mes jau filmą pradėjom filmuoti nuo 21. Kai jau skridom į Angliją, pirkom valtį, tada dar pusę metų Lietuvoje ta valtis gulėjo, kai aš myniau aplink Indoneziją. Tada grįžau, dar ją susitvarkiau, pasitvarkiau ir tada tik paskelbiau praeitą Liepą žmonėm apie Atlantą. Tai filmas buvo filmuojamas žymiai anksčiau ir kadangi kelionė netipinė ir daug monotonijos, supratau, kad vlogų YouTube neprikursiu kasdieną, tiesiog bus per daug nuobodu ir neišeis to išspausti. Ir geriau pafilmuoti, kas tik yra įdomu ir visą tą sujungti ir padaryti galvo tokį dokumentinį filmą, parodyti žmonėm, kad irklavimas per vandenyną nėra tik irklavimas, kad tai daug dalykų, daug planavimo, mitybos, sporto ir visa tai susideda į tavo kelionės pasiruošimą, nes ne veltui žmonės ir ruošias po 2-3 metus. Paimtume tas pačias varžybas, kurie dabar žmonės irkluoja per vandenyną, tai trunka keletą metų kiekvienam žmogui. Susidėliot, susiplanuot ir aš noriu tą ir parodyti auditorijai. O kaip vlogeriui, nebuvo skaudoka, kad tu turi gerų kadrų, gerai pagautų momentų, bet tu negalėjai pasidalinti su savo auditorija, nes reikia taupyti filmui, kuris bus po pusės metų. Be abejo, bet guodžia tai, mano pagrindinis montažo prodiuseris, kuris, sakykime, iš produktyvių 15 valandų turinio, buvo daugiau, bet liko 15 produktyvių ir iš 15 suspaudė į beveik valandą 40. Tai tą parodysim kine, bet kai viskas praeis ir televizijose, ir kine, ir panašiai, ir kai turėsiu tą likusią žalią medžiagą, aš iš jos galėsiu padaryti vlogus ir sukelti į YouTube. Ir tenais žymiai daugiau viskas detaliau, ko tu kaip ir negali dėti filmą, nes žmogus tiesiog užmigs. Ten daug pasakojimo, daug aiškinimo. Laukimas realių laikų, ar ne? Taip, ten įdomu, bet tu turi to pačiu pažiūrėti ir filmai kaip ir iš dramos, ir iš tos visos kūrybinės pusės, kad daugiau mažiau nuo vaiko iki senjoro tas filmas būtų toksai kažkiek interactive. Tai tu negali tos visos informacijos suplakti vieną. Tai tos žalios medžiagos daug liks ir aš manau, jinai su laiku ateityje metų bėgė pasirodys YouTube. Tai taip apmaudu, kad negaliu čia ir dabar pasidalinti. Bet atėjo tas laikas, kai jau galima dalintis. Taip. 16, 17, 18 yra išankstinės filmo datos, 19 yra kaip oficiali premjera, aš taip suprantu. Taip, nuo 19 dienos jau visose Lietuvos kino teatruose pasileis filmas ir paskui ir vasario mėnesį ir pasileis ir užsienio bendruomenėms, tai dabar irgi derinam tiesiog su rodytojais, su platintojais, kur kokioje mieste valstybėje dar galim parodyti tą filmą, tai didelis susidomėjimas labai iš lietuvaičių gyvenančių užsienį. Natūralu. Visi rašo, klausia, tai tas bus, bet turbūt labiau į vasario mėnesį. Dar kiek vienam savo vlogę užsiminė ir man pasidarė labai įdomu, kaip tai logistiškai bus sutvarkyta, nes įsipareigojai vos ne prieš kiekvieną seansą, ar tai po kiekvieno seanso? Prieš kiekvieną seansą sudalyvauti ir pabendrauti su publika. Taip. Kaip tai veikia? Nes, ką reiškia prieš kiekvieną seansą? Tai gerai. Pavyzdžiui. Raudonas kilimas bus 16 dieną. Taip. Ir bus 3 seansai. Tai pirmam aš pabendrausiu, kažkiek pažiūrėsiu kartu su publika filmą ir jau matysiu man laikrodukas, laikas eiti į kitą salę, aš gražiai išeisiu. Ir kitoje salėje jau susitiksiu irgi su bendruomenė, kuri jau sėdės ir su jais pabendrausiu 10-15 minučių, kažkiek pažiūrėsiu filmą, paskui žiūriu laikas jau eiti į 3 salę. Ir tai 3 salės aplankysiu. Tai čia Vilniui, Raudonas kilimas. 17 dieną jau aš grįžtu į Kauną, į savo miestą
Ir kauniečiai labai užsivedė, tai tenais, jei neklystų, 12 seansų. Tai 12 seansų nuo pietų iki ten 10 nakties maždaug. Jie taip eina ten kas valandą. Jie persikloja. Taip. Nu ir va, kiekvienam tam irgi, tai va, suvaikščiasi. 12 kartų. Jo. Ir tada 18 dieną vėl grįžtų į Vilnių ir tenais ar 6 seansai kažkas tokio. Tai, kitaip tariant, 21 kartą. Ir dar 19 dieną einu į Apollo kiną, tenais irgi bus vienas seansas. Tai bus tų nemažai kartų, bet fainai, man patinka tai pabendrauti gyvai su žmonėm, jų entuzijazmą, tie visokie klausimai, kas, kaip. Ir aišku, turbūt visų klausimų nepavyks su filmu atsakyti. Tai smagu ir va taip pačiam gyvai pabūti ir pabendrauti. Koks dažniausias klausimas ateidavo? Ir ateina. Dabar taip greitai. Nu, jūs paklauskit, pasakysiu, ar dažnas. Nu, turbūt... Ar neatsibodo? Jo, ko gero būtų vienas iš klausimų, ar neatsibodo, kitas dalykas, sunku kaip buvo. Motyvuoti, ar sunku buvo. Jo. Ne, galbūt ne tai, kad kiek fizinių jėgų reikalauja, ar tai yra antžmogiškų... Ne. Čia apie fizinius, net nereikia šnekėti, čia yra psichologija. Tai psichologija pirmas 3 savaitės buvo nelengva. Turintam niekad pirmas 3 dienas mano buvo YouTube akauntas nulaužtas. Tai man iš viso buvo depresija. Aš išplaukiau, jau kaip ir happy ir gaunu žinutę, kad mano nėra YouTube. Tai ten irgi taip bičiulį pagelbėjo, tai per 3 dienas ten sugražino, noriu su publika dalintis, nieko negaliu daryti. Tai toksai buvo labai taip sunku ir dar ta atmosfera, visur bangos, nėra labai šilta ir tas truko 3 savaitės, 4 gal. Ir paskui jau tas toksai lūžis ateina, kad man čia jau fainai. Atsidarai liuką ryte, bangelė, saulė kyla. Ir čia fainai, jau būna atsikeli, jau muzikėlės, bum, pradė irkluot, delfinai atplaukia, kupros tik išlina. Būna banginių, arba naktį irkluoja, 10 nakties, jau visiškai tamsu. Matai tik tai žvaigždės, išsibangom ir girdi, net nieko nematai, bet girdi, banginis. Tokia va romantika. Tai, kad tą taip įsivažiuotum į tavo pasaulį, truputį užtruko laiko. Ir, jo, pamiršau klausimą. Tai klausimas buvo, kokius klausimus užduoda. Tai iš tikrųjų, kaip ir atsakė, nes akivaizdu, kad Zelandijoje turbūt nereikės tų adaptacijos. Bus iš karto smagu. Bus iš karto smagu, jau savoje stichijoje labiau, nes Atlantas buvo man visiškai nepačiupinta, bet dabar mielai vėl sėsčiau valtį ir vėl irkluočiau. Va, klausimas, kurį turbūt irgi užduoda ir aš pabaigai. Jo, ar kartotum? Man šitas dažnai būna. Kad kartotum, aš nebejoju, kad kartotum. O kitiems galvoja, kad gal man jau buvo... Ne, aš tai kiek suprantu, kad čia tikrai... Bet ne, mano klausimas būtų, jeigu reiktų rinktis, tau pastato 2 dalykus, bet tu turi išsirinkti vieną ir visą likusį gyvenimą tik tai jį ir turėti. Valtis ar dviratis? Gal dviratis. Vis dėlto dviratis būtų. Taip labai skaudžiai, bet sakyčiau dviratis. Nes kai keliauji Baidare upe, pamatai visai kitokią valstybę, pats keliavimo metodas yra tylus. Tu savo ramiai irkluoji, jokio automobilį, jokio triukšmo. Aišku, praplauki ir miestus, bet ir daug gamtos praplauki. Ir tas turistavimas toksai laukinis labai. Ir tos paieškos, kur apsipirkti čianais maisto, kokį čia miestą priplauksi. Nu, toks kitoks. Dviratis toks triukšmingesnis, bet gali labiau taip įsišakotai pakeliauti ir plačiau pakeliauti. O tu čia turi vieną vagą ir ją ir varai. Tai ir tas fainai ir labai sunku jas lyginti. Bet vis dėlto būtų dviratis. Turbūt, kad dviratis. Na kągi, filmas Irklais per Atlantą debiutuoja Lietuvos kino teatruose, tai tikrai per artimiausius seansus pasižiūrėkit, kaip atrodys Aurimas kokį 17 kartą pristatinėdamas šitą, bet aš nebejoju, kad net neprarasi savo entuzijazmo ir be abejo, kalbėtis su žmogum ir po to žiūrėti apie jo nuotykius yra dviguba vertė, taigi nepraleiskit progos, kol tokia proga yra. Na, o pabaigai mūsų bičiuliai, gera dovana. Linki ir jums po visų iššūkių, po visų įtemptų darbo dienų ir projektų pailsėti. Ir labai logiška, kad mūsų svečiui Aurimui dovanoja tokį būtent tam skirtą dovanų rinkinį grožiui ir sveikatai. Ačiū, kad skiri laiko čia, taip pat nuo geros dovanos. Dėkui. Geros premjeros ir geros kelionės. Ačiū. Sėkmės.
Ačiū. Tai buvo Aurimas Valujavičius, laikykitės ten svečias. Ačiū žiūrėjusiems, likite su Laisvės TV. Iki. Hei, ačiū, kad žiūrėjot. Arba dar kitaip, ačiū, kad žiūrėjot. Jei norite daugiau panašaus turinio, prenumeruokit Laisvės TV kanalą.